Sveiki. Šiame vaizdo įraše kalbėsiu apie dokumento išsaugojimą PDF formatu arba nuotraukos formatu, taip pat apie dokumento pasidalinimą, kad galėtų kiti žmonės prisijungti ir bendradarbiauti, kuriant dokumentą, arba kad galėtų žmonės matyti šitą mano sukurtą dokumentą online versijoje. Tai norint šitą padaryti, mes spaudžiame viršuje dešinėje pusėje esantį mygtuką dalintis. Na ir pirmiausiai kalbėsiu apie tą sakytą PDF formatą arba paveiksliuko formatą. Spaudžiu atsisiųsti. Na ir čia iš karto failo tipas. Siūlomas yra PDF spausdinys. Jeigu aš nenorėčiau PDF spausdinio, aš galiu pasirinkti kaip paveiksliuką JPG formatu arba PNG formatu. Tačiau šį kartą aš paliksiu, kad tai būtų PDF spausdinys. Na ir jeigu dar norėčiau, dar galima pasirinkti apkirpimo žymės ir užribį, išlyginti PDF formatą, kad jis būtų tiek paraštės būtų vienodos. Na ir spalvų profilis siūlomas RGB, CMYK, kaip matote, yra karūna padėta, tai būtų mokama, tai mes pasirinkimo kaip ir neturime, paliekame RGB formatu spalvinę gamą ir spaudžiame atsisiųsti. Yra šiek tiek užtruks, kol dokumentas bus atsiųstas, pasiūlys įsisaugoti tam tikroje mūsų kompiuterio vietoje. Na ir galiu palikti, kad ir tą pačią vietą prie atsisiųstų dokumentų. Spaudžiu įrašyti, failo pavadinimo irgi nepakeičiau ir tokiu būdu man jau dokumentas yra atsiųstas, aš ant jo paspaudžiu ir dabar jau turime dokumentą PDF formatu. Kaip matote, nebėra jokios galimybės redaguoti, jau išėjome iš Canvos aplinkos ir turime naršyklėje atsidarę PDF dokumentą. Uždarau naršyklės kortelę. Taip pat buvo galima irgi turėti kaip paveiksliuką. Tai tiesiog JPG formatu pasirinkime, jeigu norime. Dydžių keisti ir kokybės negalime, nes yra visur karūnos, tai šiuo atveju reikėtų mokėti pinigus. Na ir spaudžiu atsisiųsti ir mums tada vėlgi pasiūlys įsisaugoti paveikslėlį ir jau tai bus kaip paveikslėlis ir mes galėsime jį turėti jau atsidarę tokį paveikslėlį ir galėsime kelti dokumentą ir panašiai. Nu, jeigu nenorite nei PDF formato, nei JPG arba kito paveikslėlio formato, jūs savo dokumentą tiesiog galite savo dokumentų dalintis. Tai visų pirma, jeigu norite, tai galite sukurti viešą peržiūrėjimo nuorodą, tai paspaudžiate čia ir tada nereikės jokio prisijungimo prie Canvos nieko, tai aš tiesiog ir sukursiu viešą nuorodą. Na ir tą nuorodą galite jau duoti tiems žmonėms, su kuriais norėtumėte pasidalinti sukurtų savo darbo. Tai spaudžiat kopijuoti ir jeigu nusiunčia tą nuorodą nukopijuotą kitam žmogui, tada tas žmogus gali matyti. Aš atsidarysiu kitą naršyklę ir kitoje naršyklėje tiesiog įklijuosiu į adresų juostą ir paspaudžiu ir aš matau jau šitą tą patį PDF formatu. Matau online versiją ir galiu peržiūrėti ir turėti to dokumento, susipažinti su dokumentu. Na, o jeigu aš norėčiau pakviesti žmonės, kad galėtų jie redaguoti tą dokumentą, tai tada čia žiūrėkite, žmonės turintys prieigą redaguoti, tai šitame laukelėje spragtelėjus man tiesiog reikėtų surinkti arba žmonių vardus, arba grupės, arba elektroninio pašto adresus ir tokiu būdu tie žmonės būtų pakviesti ir galėtų prisijungti prie jūsų bendro darbo ir kartu kurti tą patį dokumentą. Kaip matote, va čia tada atsirastų ir tie žmonės, kurie būtų pakviesti tam bendram darbui. Tai tiek trumpai yra apie pasidalinimą
dokumento, kad galėtų jį peržiūrėti arba kad galėtų kartu jį redaguoti.